Nu, labas rytelis, mano mėlieji. Koks oras baisas. Nu, nelyn, bet tokia smurgla. Einam gyvuliuk pašerti. Norit jėsti jau, kon? Išleisam jumis pasiganyti, kad nešėktume čia žalti. Turim pizzas likučių vištaliam. Palaukat, apulsi manim gaidį. O, kiek skane, jėdalų visokių. Kon, žaldi, koks agresyvus gaidis. O jūs, pils. Nu, eikit skane. Skane daug paėst. Nu, im gaidį, išlikštės. Imk. Nu, skaniestus les. Anam paveizėt, kur čia gera. Žaldi apgrėt. Blogo orų užsineš. O, turim kiaušą rytinį. Jau pustryteliau į skane. Tu norintas. Nu, prisigrūdo medžiagų į mašiną, važiaunam. Turim išpiltą visą pamatą, nusiminėjus skydus. Turim brėžinį. Taip maždaug atrodys vonė, bet nėra parašyta matmenų, kokie atstumai. Tai tikiuosi, tu ateis užsakovė. Viską parodys. Nes čia tolės kažko turi būti. Čia kriauklė, vonė ir skalbenkė. Nu, biškį Aleksas ašveitė kraštus. O čia visur apšlifavom biškį, kur matysis, nes polisterolis eis iki čia, bus apie maždaug tiek matoma. Tai dabar žiūrėsim kitur, dar pritepsim, kur trūksta biškį. Nedazivibravo. Artūras pachaltūrino, bet čia mažai reikia, čia svorio nėra. Čia kritinis taškas čia, ten. Tai to eisim darbuotis, apsilyginsim viską, smėliuko biškį pasipilsim, kanalizaciją išvedžiosim. Parodysiu kaip, pasakysiu kodėl, o jūs galėsit spręsti, ar gerai ar blogai. Nu kon, voratinklių privedžiojam, gal biškį papasakot, nes čia lakščiau įkrautoje tu 10 kartų. Tai, nu kaip žinom, čia ten vamzdis, iš karto ein trišakis, čia bus kalbenkė, toliau ein čia bus kriauklė ir kaip kažkada suminėjęs Danijoj vonios kambarį, jeigu nėra dušo, privalomas traps. Tai po spintelę bus traps. Jau kartais užlietų patalpą, į trapą bėgtų viskas, čia dar pareguliuosim, čia tik tai dėl vietų. Tai čia bus spintelė, to trapo beveik nesimatys. Ir po spintelę tiesiai į trapą įeis skilukė įsigręš kriauklės. Nu taip Danijai ir daroma. Toliau ein, čia bus tolets, eis ir ten toliau bus vonė. Danijoje visą laiką vamzdžiai po žeme eina 110 mm diametro visą laiką. Tik tai čia man jau nebeina. Nes aukščiai neišneš, jeigu eiti ir alkūnę pastatyti, kad šitą užmauti. Tai dėl to, čia kadangi kad būtų su vandens užraktu, kad nesmirdėtų, tokią padariau nesąmonę, nu bet niek nepadarysi. Va, tada dėsis polisterolis, čia porą celo gabalą įsimečiau. Ir paskui bus pjaustymo, čia kelias valandas, nes reikės sur papačią po vamzdžių padėti, apsipūsti, tada trikampiukais apdėti. Va, lazeriukas, tai betonas mūsų ateis. Ir šitas iš tikrųjų reikėtų, kai jisai būtų lygiai su žemė, nes kalbenkė paskiau neužsistums. Va, nors kalbenkė ir pakilus biškį. Tai va, toks visas mūsų dalykėlis. Ir tolės paskiau užsidės. Čia dar ant toletų užsidės tokia perinama į movą ir užsimaus. Ir čia visas nuolydis, čia centimetro kažkur padarysi nuolydės, ten dušo kadangi nebus, bet jeigu vanduo prisitaškys, kad ten eitų. O jeigu ir butėlio, koks orelis baisus, lyja laukia, rodo visą dieną lys, šiandien škvalas ateina į Daniją, bus baisus oras. Tai plans būtų šiandien pasibaigti grindis šildyti, aišku, ten daug nėra, tik daug pjaustimo, bet minusas pjaustymą reikia pjaustyti lauke. Lauke lyja kaip iš kibiro beveik. Vėjas. Tai bandysim, dėl tokia pastogė yra, turim specialų mažą instrumentą polisteroliui pjaustyti. Iš tikrųjų, ateity reikėtų įsigyti staklės polisterolio pjaustymą, būtų daug lengviau ir daug mažiau šiukšlių. Va. Tai jeigu mes būsim šiandien, kaip pasakyti, po laimingą saulę, kurios nėra, pasibaigsim viską ir rytoj išbetonuotumėm grindis ir kalėdą švęstumėm darbus pabaigę. Jeigu ne, tada išbetonuosi po kalėdų, nu ką darysi? Nėra čia didelės tragedijos, tai tas žmogus labai skuba, nei ką, bet galėtų darbai būti pabaigti ir kažką kitą toliau daryti po kalėdų. Yra tų visokių smulkių kitų darbelių. Juodas kalėdas, žiūrėkit, kokį turi daiktą benišutis.
iWatch. Ne naujas. Čia žodžiu buvo tai prieš 2 metus, man atrodo, padovanojom dukrai. Labai norėjo tėti. Noriu iWatchaus, noriu. Panešiojo savaitę laiko numetė. Gerai. Išnekinau, kad dukra atiduotų iWatch'į mamytei. Sakau, dėkis tu, nes darbė telefons kišeniai, kitsikė rašo šorkanų nemato, arba pameta telefoną. 2 dienas panašiai, netinka, man reikia seną paprastą. Nu tai sakau, tėtuk susidės. Visio, varam pirti. Pamėgins panešiuot iWatch'į tokia spalvikė, visą tokia faina, balta. Oi gimdau čia. Tuoj pat va dar šitą trikampiuks. Ir tada dar viską užpūsim, sudžius, prišveisim, pritrauksim. Ką bus gerai. Išsijungia muzika, čia klausom lalūną. Vėjas kaip kyla žiauriai. Nu va, išsidėjom šitą fiberio armatūrą. Blemba įdomus dalykas, iš tikrųjų tai baisiai baugiai atrodo, bet man atrodo Lietuvoje jau senai fiberį naudoja pamatam, čia taip neseniai tik tai. Tai čia jinai yra 6 mm, bet jinai palei stiprumą atstoja kaip 8 mm metalą. Nu, nesiginčiusiu, aš nežinau, nesu fizikos inžinierius, dar kažkas, kad pasakyčiau jo, čia taip atstoja geras. Bet žiauriai didelis pliusas, kai reikia nešti kambarį, labai lengva jinai. Tai dabar tvirtinsim grindų šildymą. Gailiuosi iš tikrųjų, kad nenusipirkau izoliacijos, nes blembas tų silikonų nein taip normaliai čia tampriai padaryti, rytoj atsivešiu prieš betonavimą izoliaciją, apdėsiu, apklijuosiu. Ten apklijuosiu, šiaip visur silikoną to pritipinu, nes silikonas čia yra speciali plėvelių kažkokie klijai. Tai visur aplinkui apsiklijavo, kad ta drėgmė, kuri ar vadinamas dujos rodanas, kur kyla iš apačios, kad eitų į sieną ir tada apsiklijuoja aplinkui, tada dar šitą amortizacinę juostą, kuri yra rekomenduojama šildomų grimdim. Ir viso, vedžiosim šildymu. Nu, atėjo užsakaus apžiūrėti, apkalbėti, parsifotkinti ir pamiršau, ką aš jums pasakojau. Nu, bet viskas, viso, einam vamzdį vynioti. Kad paduodamas vamzdžio eina palei laukinę sieną, nes karščiausias, kad numuš tą šalčio barjerą ir paskui jau išvedžiosim, bet nevedžiosim taip kaip Lietuvoje ir aš nieko nevedžioju. Kažkuriam video sudaręs eksperimentą, paduodamas ir išeinamas vamzdis ir skiriasi 1 laipsniu, kai grindys įšyla ar 1,5. Tai nematau logikos vyniuoti čia tą specialią gyvatėlę, kaip daro Lietuvoje. Viso, einam dirbti. Nu va, kavytės dar atnešė. Nu, metas koks čia gyvatynas. Tai daugas gal nesuprasit, bet Lietuvoje, pavyzdžiui, yra standartas 18 mm šlanga, čia 20 mm šlanga. Dėl to tarpai gali būti didesnė. Betono sluoksnis Lietuvoje, tarkim, 7 comai pilamas. Danijoje 10 comų. Dėl to virš vamzdžio daugiau mėsos yra ir plačiau šyla. Biškiu užmečiu vedralius, nes šlangos jos guminės keliasi. Aš manau ir pats, kad su aliuminio šlangom lengviau, nes kur palinki ten ir laiko su šitom biškiu vargelis, bet čia sena technologija dar jie naudoja ir pigiausia. Nu, orealis, tai ką žinau, uraganai, pučia vėjai, patys didžiausi, kokie tai gali būti. Bandysim važiuoti Kopenhagą, nusipirkti betono. Biškį insipilsim betono. Nu ką, atsivežėm betoniuką, nesustingo, galės pradėti vežti. Nu, einu dar su teipu, užklijuoju aplink vamzdžius ir pradėsim pilti betoną.
Nu va, jaunimas. Pasidariau čia lygiai. Ir dabar eina visas nuolydis, čia va trapas. Tai sunkiausiai, nu kaip sunkiausiai, daugiausia laiko užima tas perimetro pasidarimas, kad čia jau būtų gulščiukė. Tas visas ir čia turi 1,5 centimetrą. Vos tokį nuolydį padarom. Labai džiaugiasi, sakau, nereikės savo nuolydį iš plytelių daryti. Sakau, iš plytelių gal nuolydžių nereikės, bet vis reikia dėti gulščiuką ir stebėti, nes iš manęs toks betonuotojas, aš nedarau to kiekvieną dieną. Tai vis tiek ir laiko užima ir viską, ir vis tiek bus švelnių pabangavimų, nors aš užsibraukiu, pratrinu su tiorka, vėl su gulščiuku, kad plokštumas bent jau išgaudyti. Va, čia biškį irgi paliekam apie 1,5 centimetro, tai plytelė panašiai. Žiūrint, kokio storio vos nelygiai turi ateiti su šituo. Gal netgi čia paliks, bet skalbenkė čia dėsis. O čia irgi palieku apie centimetrą, tam, kad plytelė ateis, žodžiu. Nu vsio, draugai mano mėly. Beniušutis išbetonavo grindis. Biškį nugarikė pakirto, bet 99,9% rezultato esu patenkintas. Čia biškį prieš galą labai sunkiai susirietus, bet išlyginau, buvo tokia dobelė čia pasidarius. Iš tikrųjų jaučiasi, kai biškį jisai leistum jam pastovėti dar kokią, nežinau, valandėlę, gal pusę valandos. Ir eitum tada trinti. Būtų daug geriau eitų užtrinti. Dabar tokia truputį, kai šaltiena eina, tai negali spaust, bet čia palik rašiuką, kur pirmąjį pasidariau. Tu gali stipriai spausų tą tiorką ir padaryti idealiai. Bet nemanau, kad čia reikia idealiai. Jeigu labai jau bus priklus klientas, tai 2 mm išlyginamai išpilsiu ir viskas. O šiaip tai, manau, rezultatas neblogas. Aš patenkintas pats. Antrą kartą gyvenime taip dariau. Jo, antrą. Vieną kartą irgi esu taip daręs. Užsitrynė, dabar išdžius. Ir viso. Einam plauti įrankių ir valytis, tvarkytis. Viską išsivalom, viską susitvarkom. Čia tai mūsų yra nuo molio, biškį pabalė, bet čia nulis. Mes ką žinau, paplaunam kiek galim, pavalom. Čia tokie dalykai neišvengiami, kitaip turi celofanus kloti. O čia susitvarkom, išsivalom svarbiausiai. Dar teks sugrįžti, nes lempa yra palikta mano prie lubų. Bet čia jau grįšiu tada kitą savaitę ir pasiimsiu. Normaliai vandeniuką prisemta, neprieisi prie laivo, o laivas antai. Dar biškį ir, man atrodo, šniūrai nutrūktų. Tada būtų nieko gero. Nors galinių šniūrų aš ten nematau, bet liktai laikus. Nesimato, kad būtų, nebent ten labai po vandeniu nueina. Yra antai. Nu jo, kaip ir viskas okei. Ot audra. Šakiai. Dar pusę metro ir eitų vanduo, jau čia kiaurai būtų ragas. Nupirkau žmonikė dovanų, tai dabar reiks galvot, ką pasanau įgrūsti į mašiną, žalti visokie brūdai ir pasanos. Nu, kur nors bandom galvoti. Nu, blecha, tai prisirišau žalti, bandysiu po lėto judėti, gal milicija nesustabdys. Šitą tai nepergyvenu, viskas tvirtai stovi. Šitas tik tai va su diržai šitai prisiegiu, nes blemba po žmonikę daugiau nieko nerandu. Nieko nėra. Viską ištampė vaikai, tai važiuojam. Nu va, važiuoju įsikibęs į kiaušinio koją, kad neišliektų iš mašinos. Oi, nu bet gerai, kad pasisekė gauti iš tikrųjų demo versiją. Biškį tokia apibalnuota statyvas, bet, kaip sakant, perdažysim, čia menka bėda. Bet bus žmonikiai kalėdų senis įvykdęs vienas mažą svajonę. Nežiauriai to norėjo. Kiek žiau internete, tai rodė, kad visos yra prekės tik tai kitoj saloj ir pristatymas per 5 darbo dienas, o čia va toks buvo. Ir sakau, demo versija, davai nuolaidėlę, tai dar padarė 30% nuolaidą, tai iš vis gerai. Va, tai kaip ir viskas. Liukiu namo, gerų jums kalėdų, gerų jums artėjančių naujų metų, nežinau dar kokį videos jums įkelsiu tarp kalėdų ir naujų metų, bet nes nežinau dirbti, nežinau ką veiksim iš tikrųjų, tokios ekspromptinės šventės, išeiginės. Smagus buvo metai, 99,9% viskas įgyvendinta, kas norėta, bet nieko, kiti metai bus geresni. Aš to net nebejoju,
stengsimės bent jau ir judėsim į priekį. Tai dar kartą gerų švenčių visiems ir susimatysim neužilgo, ane? Čiau, hibrid.